Aš nežinau, kas yra kūrybos erdvė. Kūrybos erdvė yra ten, kur darai, kur dirbi, kur net, kai sapnuoji, irgi yra kūrybos erdvė. Tai, žinai, tai jau keliamės ne tik į visą pasaulį, bet ir į užpasaulinius pasaulius. Taip kad, aš nežinau, atvirai pasakius, man net ir nelabai įdomu, kas tai yra. Čia gal kas bando įžodinti, reiškia, menininkų veiklą, tai šitas dalykas, šitas terminas yra, o aš nieko nežinau. Čia studija, tai čia jau praktiškai, čia mažai kas, čia gimstame jau medžiagoje. Reiškia, tie dalykai, aš paprastai juos išsinešioju tiek, kad aš jau paskiau, tik tai reikia nueiti ir padaryti. Reikia nueiti ir padaryti ir retai, kada, aš sugalvoju kartais čia būdamas, žinai, ir tas atrodytų neblogai, kai sudedi vieną su kitu. Bet pagrindė tai yra, galvoju, taip, kad čia turbūt yra mano kūrybinė erdvė. Va, šitas sprindis taip ir sprindis taip. Kada sugriebiu laisvo laiko, kurio labai nedažnai būna, tarp visų kitų gyvenimiškų reikalų. Į konkretaus laiko ne. Kartais, kai kiti dalykai neina, krenta iš rankų, tai ateinu čia, reiškia, tada man čia jie krenta iš rankų, bet ne, konkretaus laiko nėra. Dailininkai daro dailiai. Aš dailiai, man neišeina, nemoku. Tai va, tai tada man tie dalykai, kuriuos darau, jie kažkokią turi kitą priežastį. Ir kurios aš net ir neįvardinčiau, yra priežastis kažkokia ir eini ir darai. O apsupu daiktais, kurie, gyvenime kažkas tokio, šitas gal ir gerai bus ir keliauja ant lentynos. Ir paskui kažkaip galvoju, kažkur kitur jie man susijungia ir aš juos tik sukonstruoju į kažką. Didesnė, mažesnė, čia yra alaus, man atrodo, skardinė. Gubernijos alus. O čia yra kava espresso ili. Tai va, tai su šitais aparatais fotografuojami yra saulės takai. Fotografuojami, va čia yra užraktas. Izoliacija. Čia yra išdažyta juodai. Čia yra įtiesiamas fotopopierius arba galima filmą įtiest. Ir tai va, tai šitokia kamera prisitvirtina prie sienos. Tai va, įtiesi popierių, uždarai, apvynioji izoliaciją, kad nepatektų šviesa, pritvirtini prie sienos, prie medžio, prie ko nors, prie stulpo, prie ko gali pritvirtinti. Ir palieki pusmečiui. Palieki, nebūtinai pusmečiui, palieki nuo naujų metų iki joninių saulė kiekvieną dieną vis aukščiau ir aukščiau brėžia brūkšnį. Nuo joninių iki kalėdų kasdien vis žemiau. Tai va, tam periode pataikai, pritvirtini ir tada šitą kamerą užfiksuoja saulės kelią ir plus dar tą aplinką, kurioje jinai yra. Be objektyvo, be nieko, tiesiai per skylutę. Ir gauni tokią kaip ir kosminę telegramą į šitą daiktą ir paskui jį skanuoji. Ir čia gauni negatyvą, skanuoji, apverti ir gauni pozityvą. O čia alaus kanikė, tai čia va, net ir varžtam skylės yra, reiškia, tas pats įtiesi. Lygiai taip pat čia atsidaro skylutė. Tik čia jau skylutė aš iš visų plonų, pačių ploniausių kraštelių pats išsigrėžiau ir pats padariau. Tai čia nėra tai tokios jau labai precizikos, bet irgi viskas gaunas. Čia yra instrumentai, su kuriais aš tą viską darau. Tai yra polaroidai. Polaroidai šitie yra tik tai vien specifiniai, reiškia, kurių dabar jau nebegamina. Viena rūšis.
tada kaitinama ant vandens bliūdas, kaitinamas ant elektrinės plytelės iki tam tikros temperatūros, tam tikrą laiką įmerki polaroidą ir emulsija atsisluoksniuoja nuo polaroido, tada tą popierį trauki lauk, tą emulsiją išimi iš to karšto vandens, išimi nuo tokios plėvelės, tada jau dėdėsi į šaltą vandenį ir tenai kaip medūza plaukia. Tada arba kiši daiktą po apačią į vandenį ir ištrauki ir jinai ant to daikto apglėbia ir prilimpa. Ir tik išdžiovini užtenka. Arba jeigu daiktas didesnis, pavyzdžiui, kaip šitas avinas, tai tada ant šitos pačios plėvelės ją ištrauki, atneši ant to daikto ir ten paskui jau žaidi, kad jinai priliptų, ten labai atsargiai nuimi, žodžiu. Ir ten dar sujudint gali, kad jinai nebūtų labai lygi. Tai va, tai šitaip gaunasi fotoobjektai, paskui juos dar čia užfiksuoti reikia biškutį, žodžiu, čia tokio krapštimuose. Kūryba yra toks prievartos aktas, tai yra, kada tave priverčia kažkas kažką daryti. Įkvėpimas yra tiek pat vertas, kiek ir iškvėpimas. Jisai kažkas ten iš tų labai gerai, reiškia, yra pasakė, sako, gerai būtų, kad įkvėpimas rastų tave dirbantį. Tada gausis. O kitaip tas įkvėpimas, jis pats iš savęs yra toks pats kaip ir iškvėpimas. Jisai tame aš didelės prasmės nematau. Vat ateini, darai, arba nedarai, kažkas tokio, vat tarp atomų galvoj ten susisuku ir tu nueini ir paskui turi reikalų su medžiaga. Vat kaip tu susitvarkai su medžiaga, tai čia yra priklauso jau tavo meistrystė. Atsiranda meistrystė, kuri dabar, reiškia, iš dabartinių menų tiesiog dingsta kosminiu greičiu. Čia pas mus daug kur jo, ir New York'e, reiškia, eini per galerijas ir nieko negali, net sustoti nėra prasmės. Bet tie meistrai, kurie į pasaulyje rodomi, jie ten yra meistrystė, yra minties, yra va to oro ir darbo su medžiaga sujungimas geras. Tai reiškia, tada jau reiktų visą tą definiciją, taip sakant, sudėti tiksliau. Bet tai nėra taip labai svarbu. Svarbu yra gera nuotaika.